Vincera. Galingi sprendimai visiems metų laikams. Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Alytaus mieste viešosiose aikštelėse ir gatvėse nėra nei vienos mokamos parkavimo vietos. Tiesa, šalia įstaigų, pavyzdžiui, Stasio Kudirkos ligoninės, mokestis už automobilių stovėjimą renkamas. Pirmosius žingsnius žengė ir verslas. Alytaus mieste Topolių gatvėje įsikūrusi parduotuvė Norfa įrengė kelio užtvarus ir tie, kas paliks automobilius ilgiau nei 2 valandas, už kiekvieną papildomą išvažiuodami turės sumokėti. Ši tvarka įvesta ne iš gero gyvenimo. Tiesiog žmonės parkuodavo ten automobilius ir nelikdavo vietos mūsų pirkėjams. Ypač tai pasireikšdavo kažkur nuo 4 valandų vakaro, nes šalia parduotuvės yra nemažai gyvenamųjų namų. Na ir mūsų pirkėjai, negalėdami pasistatyti automobilio, išvažiuodavo į kitas parduotuvės. Todėl nuspręsta įrengti šlagbaumą ir automobilių savininkams, kurie viršys stovėjimo limitą, apmokestinti juos. Tai 2 valandos stovėjimo automobilio aikštelėje bus nemokama šalia Topolių gatvės Norfos, o vėliau 1 valanda kainuos 1 eurą. Anksčiau gyventojai buvo įpratę laikyti transporto priemonės Topolių gatvės Norfos aikštelėje ir naktį. Parduotuvės administracija dėl to už valytuvų kišdavo įspėjimus, o vėliau pradėjo įrenginėti užtvarus. Visoje Lietuvoje tas daroma, jeigu yra problemos, tuomet statoma šlagbaumas ir įvedama minėta tvarka. Ten, kur problemų nėra, ten aikštelės laisvos. Tai moka ne už parkavimą, moka už trukdymą pirkėjams. Taip, trukdo pirkėjams apsipirkti, tai dėl to moka. Naktį prekybos centras nedirba, bet už stovėjimą vairuotojai vis tiek turės mokėti. Kol kas jokių mėnesinių abonementų statyti automobiliams prekybos centro administracija nenumačiusi. Prastos žinios ir elektromobilių savininkams. Šalia prekybos centro įrengtos 6 lėto krovimo stotelės. Per 2 valandas čia automobilis nepasikrauna. Tai bendra tvarka visiems automobiliams. 2 valandos nemokamos, toliau 1 valanda 1 euras. Prekybos centro spaudos atstovas Darius Riliškis elektromobilių savininkams rekomenduoja kreiptis į Topolių gatvės Norfa prekybos centro administraciją. Galbūt dėl naktinio stovėjimo galbūt galima tartis su parduotuvės vadovybė. Nes naktimis pirkėjų nėra, tai galbūt padarys kažkokių išimčių. Logiškai būtų manyti, kad naktį netrukdo elektromobiliai mūsų pirkėjams, tai galbūt galima susitarti su vadovė. Alytaus mieste prekybos tinklas Norfa turi dar 3 parduotuvės Santaikos gatvėje, Antano Jonino ir Likiškėlių gatvėje. Šalia jų kol kas užtvarai nebus montuojami. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.